Būdama 25 metų įkūriau savo pirmą verslą. Ir tuomet man patapo labai įdomu, kodėl vieniems verslininkams sekasi geriau, kitiems prašiau. Pradėjau analizuoti verslo pasaulį, rinką ir kokius veiksmus reikėtų padaryti, kad sektųsi geriau. Supratau vieną dalyką. Kelias savo pasižymėjau taisyklės ir tai būtų žinios, tai yra valdyti tam tikrą informaciją, atsidurti tinkamai vietoj, tinkamų laikų ir gebėti priimti sprendimus. Sveiki, esu Ala Bernatavičienė, daug apie save nepasakosiu, nes informacijos galės pasidalinti profesinius, tai Jurgita. Pagrindinės 2 taisyklės galiu pasakyti tai, kad esu 4 vaikų mama ir 19 metų valdau skirtingus verslus. Tai tiek. Iš tikrųjų, tai mano verslo partneris Igoris viską papasakojo labai daug ir aš netgi nežinau, ką galėčiau daugiau papasakoti, dėl to mano prezentacija nebus, joje iš vis nebus skaičių, grafikų, bet bus nuotraukų. Tai čia daugiau apie emociją. Papasakosiu, pati pradžia mūsų buvo tai pažintis su Bulgarija. Mano pirma patirtis tai buvo 2004 metais, kuomet aš jauna graži mergina nusprendžiau nuvažiuoti, pailsėti, pasižiūrėti pasaulį ir tai buvo šalis Bulgarija. Na, nuoširdžiai jums pasakysiu, kad grįžau, aš pasakiau niekada. Aš tenais daugiau negrįšiu. Bet, kaip sakoma, niekada nesakyk niekada. Kodėl negrįšiu? Todėl, kad tuo metu aš pamačiau tai, ką man dažnai kartais rašo komentaruose, tai yra čigonynas, tai yra baisu, architektūra ir taip toliau. Tai 2004 metais Bulgarija atrodė tikrai tragiškai. Nuoširdžiai pasakysiu, kad vien tik tai ta higiena man sudarė tokį šoką, wow, ar tai būna. Architektūra, čia kažkur tai dalybdėm vienos spalvos, prilybdėm kitos spalvos. Kas padarė įspūdį, tai virtuvė. Virtuvė Bulgarijoje tuo metu irgi buvo labai skanu, viskas faina ir tikrai pigu. Ir šilta jūra. Tai kai mano verslo partneris Igoris mane pradėjo įkalbinėti, pasižiūrėk, atkreipdėmėsi nekilnojamą turtą Bulgarijoje, aš pasakiau, o ne, čia tikrai niekada negrįšiu, niekada nežiūrėsiu į tą pusę. Tai, bet jisai sugeba, jisai kirus ir pasakė, pasižiūrėk prezentaciją. Gerai, pasižiūrėjau prezentaciją, bet jūs puikiai žinote, kad skaičius galima prilipdyti, nuotraukas galima nufotoshopinti, beje, labai rekomenduoju patikrinti Igorio statistiką internete, nes pardavėjais reikia visgi nepasitikėti. Tai pamačiau prezentaciją ir supratau, kad reikėtų pačiai nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip atrodo tas nekilnojamas turtas Bulgarijoje. 2019 metais pirma mūsų ekspedicija, pirma pažintis įvyko ir tuo metu supratau, kad labai stipriai Bulgarija pasikeitė. Labai. Architektūra buvo jau europietiška. Taip jie išlaikė savo autentiškumą. Ar susitvarkė? Taip, susitvarkė. Paplūdimiai tvarkomi ypatingai sezono metu kiekvieną vakarą su traktoriukais. Ar tai visur? Ne visur. Ne visa Bulgarija dabar spindi ir dar labai graži. Tačiau turistinės zonos jau dabar šiuo metu tikrai išpuoselėtos. Na, taigi, kodėl aš rekomenduoju investuoti arba atkreipti dėmesį į nekilnojamą turtą Bulgarijoje? Tai visų pirma politinis saugumas, NATO, Šengenas. Ką reiškia Šengenas? Tai yra labai lengva mums judėti, nereikia dokumentacijos, vizos, atsisėdau lėktuvų, greitai išskridau. Europos Sąjunga yra gerai tuom, kad mūsų teisiniai aktai labai panašus. Mokesčiai, kaip ir minėjo Igoris, vieni iš mažiausių mokesčių.
Saugus antri namai. Ypatingai per paskutinį laikotarpį sulaukiau daug skambučių klientų, kurie sako, ar galima gyventi Bulgarijoje, ar kurį laiką galima pabūti tenais, jūs puikiai suprantate dėl kokių priežasčių, tačiau tai ne tik tai dėl politinių. Antri namai labai fainai yra, kuomet aš pakalbinau vokiečius, pensininkus. Ir jie sako, kaip fainai, Ala, kai gauti gali vokišką pensiją, o gyventi bulgariškom kainom. Tai, pavyzdžiui, daugelis mano klientų ypatingai mėgsta atvažiuoti ne sezono metu, kai nėra itin karšta, kai gali atsipalaiduoti rudenį, žiemą arba pavasarį. O ir į senatvę, kaip aš ir pažymėjau, tai galima tiesiog jau pensiją praleisti savo namuose prie jūros. Ir vokiečiai dar pasižymėjo, kad Europai tai vienas iš įperkamiausių būstų, kuris nėra toks išbrangęs kaip Vokietijoje. Na ir kodėlgi Bulgarijos rinka traukia visus iš viso pasaulio. Tai be ekonominių rodiklių, tai yra klimatas ir gamta, šilta švari jūra. Be abejo, daugelis nežino, kad yra tenais nuostabus slidinėjimo kurortai, kalnai. Beje, labai rekomenduoju Bansko kurortą. Ir mes gruodį mėnesį apsilankėme tenais, taip pat žvalgėmės dėl nekilnojamo turto. Jeigu bus įdomu, galėsime po to asmeninį konsultaciją papasakoti plačiau apie šitą galimybę. Tai augantis turizmo sektorius. Kiekvienais metais vis daugiau investuojama ES lėšų, kad galėtų daugiau pritraukti turistų, o ką tai reiškia investuotojų, tai didesnis pelnas. Mažas pragyvenimo išlaidos, aišku, be abejo, kad pasaulyje jos nėra visai mažos, bet palyginus pagal ES jos yra ženkliai mažesnės. Skanus ir kokybiškas prieinamas maistas, lengva susikalbėti. Mūsų daugeliu žmonių žino, pažįsta anglų ir rusų kalbą, tenais galima lengvai susikalbėti anglų, rusų ir ukrainiečių kalbomis. Na ir be abejo, kaip jau ir papasakojo mano verslo partneris, tai yra vertės potencialo augimas. Na ir žadėtos nuotraukos, štai taip atrodo Bulgarija dabar. Tai yra senamiesčiai, kodėl traukia turistus. Beje, galiu pasakyti, Nesebras, tai yra 3000 metų UNESCO paveldas. Tenai suvažiuoja turistai ne tik sezono metu, bet ir ne sezono metu. Štai taip atrodo viršutiniai du paveiksliukai paplūdimiai. Jie kiekvieną vakarą tvarkomi su traktoriukais. Galite pasirinkti tiesiog pagulėti, paplūdimį galite pasirinkti ir kavinės, ir barus, su teatro pristatymais, su labai gausia muzika garsia. Apačioje matote Bansko slidinėjimo kurortus. Galiu pasakyti, ir aš pati buvau, ir klientai tie, kurie lankėsi, sakė tikrai vieni iš aukščiausio lygio. Labai rekomenduočiau. Tai yra infrastruktūra išvystyta vandens pramogos, jachtos, vandens motociklai, barai, paplūdimiai, visokiausi atrakcionai, o viršuje jūs matote prie mūsų pastato įsikūręs vienas iš didžiausių Balkanuose vandens parkų. Tenais reikėtų bent jau 2 dienų, kad apsilankyti. Maistas. Na, apie maistą reikia nežiūrėti, reikia jį ragauti. Na ir štai taip atrodo mano mylimiausias pastatas Velicitis. Ir čia beje mes taip pat atvežėm vizualizaciją. Tai yra B korpusas, tai yra A korpusas. Ir norėčiau pasakyti, kad mes taip pat ne tik gyvenam, ne tik tai būnam, čia yra ir mūsų antrieji namai. Na, jeigu nepatinka tokios architektūros pastatas, pas mus yra dar ir kitokios architektūros pastatas, ir tai yra Bulgarija.
Tai paveiksliukai iš antrinės rinkos, kalnuose ir saulėtoj pakrantėje. Kalnai. Matote, jie išlaiko savo bulgarišką autentiškumą. Na ir tai yra mano kontaktai ir turų datos. Šiai dienai pirmas turas gali įvykti sausio 27-30 dienomis ir po to kiekvieną ketvirtadienį, sekmadienį iki vasario galo galimi skrydžiai. Jeigu kas norės daugiau informacijos apie Bulgariją, aš labai rekomenduočiau prieš galvojant apie skrydį ateiti, pasikonsultuoti, nes mes labai daug surinkome visokiausios teisinės informacijos ir nuoširdžiai pasakysiu, labai vertėtų pasikaustyti prieš pradedant šitą kelią į šitą šalį. Ačiū.